Taip, alergijos yra paveldimos. Paveldima ne konkreti alergija, bet paveldima yra tendencija būti alergišku. Tai yra, jeigu šeimoje ir giminiai, tai yra pirmos, antros eilės giminaičių tarpe, yra žmonių, kurie serga egzema, astma, šienligė, tai labai tikėtina, kad ir jūs arba jūsų vaikas taip pat bus alergiškas. Nes ta pati genų kombinacija nulėmė tą atopinio sindromo pasireiškimą. Tai atopinis sindromas tai ir susideda iš šitų 3 dalių – egzema, astma, šienligė. Kaip žmogus sirgs tom ligomis? Lengvai, sunkiai, kuriuo iš šitų variantų, kada susirgs ir kokio intensyvumo gydymo jam reikės. Mes jokių būdų negalim pasakyti. Genetinis prediktorius mums yra tik tai pats faktas, kad yra sergančių giminaičių. Pavyzdžiui, tėvas serga astma. Tai yra 70% tikimybė, kad vaikas taip pat turės polinkį sirgti astmą. Bet kokio sunkumo astma labai sunku pasakyti. Kartais žmonės nelabai supranta, kas būtent paveldima. Tai aš kaip tik tai noriu pabrėžti, kad paveldima yra tendencija arba polinkis būti alergišku, o ne konkreti alergija. Tai yra, jeigu tėtis yra alergiškas katei, tai vaikas gali būti alergiškas pelei arba arkliui. Tai visiškai konkreti alergija nėra paveldima, bet tendencija būti alergišku taip.